Taigi, 100% Rusija puls Lietuvą. Tai čia jau nuspręsta, čia jau visi žino, tik tai nežino kada. Na, greičiausia tai rytoj arba poryt, bet 100% puls. Na ir štai mano akis užkliuvo už spaudos konferencijos, kuriai vadovavo dabartinis konservatorių vadas Kasčiūnas, buvęs krašto ministras, pirmasis kariūnas Lietuvoje. Reiškia, iškilo klausimas, o iš kur gauti tuos 5-6% BVP, kad patenkinti amerikonų poreikius, reiškia, išleisti tos pinigus krašto gynybai, nes situacija yra kokia, kadangi mes žinome, kad poryt jau rusas mumi puls ir jisai grasina atimti Lietuvos žemes. Na ir mes kaip patriotai, kaip jau visiškai patriotai, mes turėsime eiti mirti į šitą karą, bandyti laimėti prieš rusą, mes turėsime siųsti vaikus žūti į tą karą ir apginti Lietuvą. Tai Kasčiūnas žino, kad mes be ginklų su rusu nelabai pakovosime. Tai Kasčiūnas sugalvojo, idealų planą. Iš tikrųjų, reikia nusimti kepurę ir ant kelio atsiklaupti, pabučiuoti kojas, padus jam, nes tokį planą galėjo sugalvoti tik tai Kasčiūnas ir tikrieji Lietuvos patriotai, konservatoriai. Taigi ką, reikia parduoti Lietuvos žemes, reikia parduoti ir už tuos pinigus nusipirkti ginklų. Ir tada jau mes su savo vaikais eisime žūti į karą, laimėti prieš Rusiją jau su ginklu rankose. Bet tik tai aš čia, nepagaunu vieno momento. O tai jeigu tas rusas paims ir apsigalvos. Nes prieš tai, kai jisai užpuolė Ukrainą, Putinas galvojo užpulti Japoniją. Bet paskui persigalvojo, Japonijos nepuolė ir užpuolė Ukrainą. Tai ir čiagi gali tai būti, kad jisai vieną dieną prabus ir sakys, ne, hersnim, šiandieną aš Lietuvos nepuolu, aš šiandieną puolu Japoniją. Ir tos Lietuvos jau nebeužpuls. Tai, bet mes Lietuvos tai jau kaip ir neturime, mes jau ją pardavėme už ginklus. O jeigu vis tik tai užpuls Putinas tą žemę, kuri jau nebe mūsų, jau bus parduota švedų Bjornui ar anglui Džonui, tai mes vis tiek turėsime eiti mirti ir kovoti jau ir siūsti savo vaikus mirti, jau ne už mūsų žemę, nes mes ją pardavėme už ginklus. Va čia aš kažko tai nesuprantu šitos matematikos, nes čia kaip bežiūrėk, tai bet kokiu atveju ar rusas užpuola, ar rusas neužpuola, bet Lietuvą konservatoriai vis tiek parduoda. Ta prasme, mes netenkame savo tėvynės, bet kokiu atveju. Ar aš čia kažko nesuprantu? Pabandykite mane, seną vatniką, paprotinti. Aš žinau, mano drauguose yra senų konservatorių, tai gal, paprotinkit mane, nes aš iš tikrųjų, man kažkoks tai konfuzas jau senai galvoju, man nesueina. Tiesiog, kur čia šuo pakastas, kame čia šitas genialusis planas, kurio aš niekaip negaliu suvokti. Kažkaip